pusėserė, jos išėjo į tą ratelį šokti, pradėjo viena kitai trankyti per užpakalį, hypinti viena kitą ir aš galvoju, wow, čia sesės, puskesės tiesiog šeikina, kaip faina. O Jezu, aš ten buvau ir kekšė, ir prostitutė, ir striptizo šokėja, buvo žmonių, kurie rašė, kad aš šoku striptizą, bet kodėl aš tai vadinu tverku ir taip toliau ir panašiai, aš ten buvau viskas viename. Ir viena iš dalyvių, žiūrovių, kuri išėjo, buvo mergaitė, nu labai jauna, jinai šiaip, aš kaip supratau, atvyko į renginį su savo mama. Dažniausiai tokie žmonės, kurie taip, ne, kekšė, čia striptizas, nu tai ką tu jam paaišk? Beviltiškai. Yra netgi judesys pavadinimu silent clap, kuomet mes bandom tuos sėdmenis vieną į kitą suploti. Ir draugė su ta mergina pastatėm numerį, kurį jinai atliko per savo vestuvės. Ir jis pats tverkina ir ten yra tikrai labai daug vyrų, kurie tverkina. Sveiki visi, 11 laida, aš Mykolas, Greta ir šiandien pas mus yra, prisistatykite, Gintarė. Gintarė Šalčiūtė, kitaip tariant, Vanila. Taip, ir tu esi šokėja ir ne striptizo, ne pramoginių šokių, o... Šiaip tai aš esu šoku daug stilių, man labai sunku įvardinti, kokia aš esu šokėja, tiesiog profesionali šokėja, choreografė, judesio režisierė. Bet šiandien mes kalbėsim apie tokį specifinį vieną šokį. Taip, tai apie tverką. Tverko šokėja irgi esu. Taip, tverko šokėja. Nu, man to asocijuojasi su tverko šokėja. Daugam. Manau, didžiai daliai gal net Lietuvos žmonių aš labiau asocijuoju su tverku. Vis tik kol kas šiam laikotarpiu, dar šiam momentui aš didžiąją laiko dalį savo gyvenime šokau gatvės šokius, bet žmonės mane labiau žino kaip tverko šokėja. Tai labiausiai išgarsino gal šitas šokis tiesiog dėl to. O kaip kilo mintis pasirinkti šitą, pabandyti, tiesiog? Iš tikrųjų, tai vaikinas, mano buvęs vaikinas man pasiūlė pabandyti šokti tverką, tai čia tokia įdomi. Ne dėl to. Bet dalis mano šeimos gyvena Amerikoje ir aš pamačiau šitą šokį būtent ten ir kažkaip su savo buvusiu vaikinu pradėjome apie jį kalbėti, diskutuoti ir kuo toliau, kuo daugiau mes kažkaip ir jis atrado tuo metu tą šokį ir tiesiog pasiūlė pabandyti. Jau čia Lietuvoje tada dar net nebuvo, ne? Ne, nebuvo. Bet jis nešoko pats ar šoko? Ne, pats nešoko. Anksčiau šoko, bet netverka. Sakai, žinai, jis atrado ir aš... Ne, pats jis nešoko. O kur atsirado šitas šokis? Tai, ką aš darau, tai yra amerikietiškas tverkas jau, bet šito šokio šaknis, šitas šokis atsirado Afrikoje. Tai yra iš esmės afrikietiškas šokis tiesiog dėl tam tikrų aspektų, tai kolonizacijos, dėl laikų besikeitimo žmonių, kultūros pokyčių pasikeitė ir pats šokis. Aš dar esu buvęs Pietų Amerikoje, Meksikoje, Kolumbijoje ir ten regetono šoka. Čia kažkas panašaus ar nelabai? Aš iš tiesų nesu šokus, net nesu bandžius regetono. Bet dviese turi šokti, ir vyras, ir moteris, ne? Nebūtinai, man atrodo, kad iš tiesų nebūtinai. Tai ritmas, manau, yra panašus, tikrai yra panašių judesių, kiek aš esu mačius, jie tikrai irgi naudoja ganėtinai intensyviai klubus, bet pats šokis, tai yra, pats stilius yra visiškai kitoks. O kiek būtent laiko tu šokį tverką? Kol važiavau čia iš interviu, bandžiau paskaičiuoti, pagalvoti, prisiminti. 7 arba 8 metai. 8 gal labiau. Gal ir 7 bijau su šokius? Apskritai kiek šoko. Tai šiaip tai nuo 1 klasės, bet profesionaliai nuo, sakyčiau, 6. Tai bendrai tariant, jau kai aš pradėjau šokį traktuoti rimtai, kai pradėjau tai kiekvieną dieną daryti, kai man tai patapo daugiau nei tik hobis, yra jau apie 20 metų yra, manau, bus. Nemažai. Šiaip aš galvoju, dar reikėtų biškį žiūrovą apšviesti, kas tai per šokis ir ko jis ypatingas yra šitas tverkas. Papasako, kas te vyksta. Aš dažniausiai, kaip pas mane... Nes jeigu aš papasakosiu. Aš jeigu, pavyzdžiui, vedu kokį nors seminarą žmonėm, merginom, arba nebūtinai tik merginom, būna ir vyrukų kartais kompanijoje ir nemažai, tai visuomet turbūt pradedu šitą klausimą, apie šitą šokį paklausiu, ar žino, kur atsirado, kur kilo šitas šokis ir tuomet visuomet pasidomiu, ar matė amerikietiškus repo muzikinius klipus, repo stiliaus arba netgi popso stiliaus, nes dažniausiai žmonės vis tik būna šitą šokį matę būtent ten.
Muzikinėse klipuose. Jo, muzikinėse klipuose. Tai norėjau sakyti, kad tai yra sėdmenų šokis, klubų. Mes vis tik turime galvoti, turime įsivaizduoti, mąstyti apie klubus ir įsivaizduoti, kaip judiname, kratome sėdmenis. Bet šitas tverkas, šitas stilius jau šiais laikais yra pažengęs ganėtinai stipriai ir tai nebėra tik klubų šokis. Mes galim prijungti galvą, rankas, kojas, galim šokti ant galvos, ant rankų, atsiremę į sieną, pozicijų yra labai daug. Aukštyn galvą, mačiau, irgi galima. Galima, jo. Galima judinti stovėti ant galvos ir judinti kojas. Taip. Bet vis tik tai yra sėdmenų klubų, sėdmenų šokis. Gratimas, purtimas. Čia kaip jau kas įvardyti. O reikia kažkokių fizinių duomenų norint šokti, nes atrodo tai sudėtingai. Nemanau, kad ir yra sudėtingai, ypatingai šiaip mums lietuviam. Tai yra sudėtingas šokis, nes mes kaip tauta tokie šiek tiek santūresni, sakyčiau, šiek tiek labiau užsidarę, susivardžę ir mes tų klubų nelabai kada naudojam. Nebent šokam kokią salsą bačiatą arba lovoje, bet šiaip tai mes nelabai naudojam tos klubus. Aš tai iš vis esu matęs tokį video, kur mergina ten krato šoką ir tiesiog ploja, net garsas būna. Šiaip yra silent clap, yra netgi toks judesys, yra netgi judesys pavadinimu silent clap, kuomet mes bandom tuos sėdmenis vieną į kitą suploti. Bet čia irgi reikia fizinių duomenų. Bet čia šiaip geras klausimas. Neneigsiu, kuo didesni sėdmenys, tuo bus lengviau šokti šitą šokį. Bet irgi tuomet atsimušėme į tokį momentą, kuomet sėdmenys gali būti dideli, gali būti daug raumenų ir jie gali būti tokie stangrus. Tai bus sunku šokti tverką, nes jie tiesiog kietas raumuo, jis nepaslankus, nejudrus. Tai bus sudėtinga šokti tverką, jie gali būti labai dideli, bet jie, tarkim, jei netamprus, nejudrus, sudėtinga. Lengviausia bus šokti tverką, kuomet sėdmenys yra dideli ir ten yra daug to riebalinio sluoksnio, tai jį lengva pajudinti. Bet čia yra absoliučiai ne rodiklis, kas ar kaip gali šokti tą tverką. Bet kas, manau, gali šokti tverką, kad ir kokie tie sėdmenys yra, jie yra, mes juos turim, tiesiog su mažesniais sėdmenim reikės šiek tiek daugiau darbo įdėti. To tokio tiesiog fizinio purtimo, ar ne, tiesiog nesipurtis. Visuomet sakau, kad šitas šokis 50% yra technika, 50% yra attitude. Kaip čia išversti? Jo, kaip mes jaučiamės viduj. Amerikoje, kai aš atradau šitą šokį, tai didžioji dalis šiaip šokėjų, kurias aš mačiau dažniausiai vakarėliuose vis tik, nemanau, kad jos ten mokėjo nei tų pavadinimų, nei tų technikų, jos tiesiog šoko. Tai šitas šokis tikrai yra apie jausmą, kurį mes jaučiam viduj, kaip mes jaučiamės šokant, ką mes transliuojam ir tuomet, aišku, kažkiek yra ir jau tos technikos. Tai lengviau tą techniką atrasti su didesniais sėdmenim, bet kas gali šokti tverką. O šitą šoka tik moteris ar ir vyrai šoka? Nori šokti. Ar ir vyrai nori šokti? Aš tai ne. Šoka ir vyrai. Šoka ir vyrai. Nebūtinai Lietuvoje. Esu turėjus kelis mokinius. Čia Lietuvoje? Jo. Ir esu vedus, pavyzdžiui, seminarą tokiai bėgimo bendruomeniai, tai ten buvo labai daug vyrukų ir tikrai jie ganėtinai stipriai įsitraukė į tą mano seminarą, buvo tikrai labai nuostabus momentas, labai gražu. Bet vis tik Lietuvoje vyrai dažniausiai nėra tokie susidėmėję šitų šokių. Jeigu mes nuvyksime į kokią Braziliją, pavyzdžiui, tai ten turbūt kiekvienam vakarėlyje sutiksime bent, norėjau sakyti bent 5, bet matau bent 20 vyrukų, kurie šok šitą šokį. Jiem kur kas artimiau yra klubų judėjimas, klubų judesiai. Amerikoje lygiai taip pat yra, Wikipedijoje rašo apie tverko šokį, kad Big Frida yra paminimas toks vardas, tai yra vyrukas, vaikinukas, kuris labai išpopuliarino New Orleans bounce music, muzikos stilių specifinį ir jisai organizuoja tokius vakarėlius, kuomet jis pats ir hostina juos, rėkauja, hypina ir ta muzika, kuri groja, ir jinai yra labai patogi tverkinti. Tai ir jis pats tverkina ir ten yra tikrai labai daug vyrų, kurie tverkina. Tai Lietuvoje ne, bet šiaip žvelgiant į visą pasaulį, šitas šokis yra populiarus ir tarp vyrų. Nu, aš tai sakyčiau, kaip yra nealkoholinis alus, vištiena ant picos, tai manau, šitą šokį reikėtų moterim paneigti. Bet čia mano nuomonė. Kaip kam, ja. Bet čia nėra, kad, tarkim, jeigu vyrai šoka, tai ten, pavyzdžiui, homoseksualus. Ne, nebūtinai. Gal man reiktų, pavyzdžiui, aš toj pačioj Brazilijoje aš nebuvus, aš tik esu mačiusi, girdėjusi, žinau, aš nebuvau pati ten, tai negaliu šnekėti, ar tie vyrai homoseksualūs ar ne. Big Frida šiaip jis pats yra
irgi manau, kad homoseksualas. Tai bet jo organizuojamuose vakarėliuose yra tik homoseksualai. Nebuvau, sunku pasakyti. Irgi esu mačius ir tik girdėjus. Mes visų šokėjų klausėm, nes turėjom įvairių šokėjų čia. Taip. Ar būtent jauti, kad dėl šito šokio sulaukia daugiau vyrų dėmesio, vaikinų dėmesio? Dėl to, kad šoki šitą šokį, tarkim. Ar kad esi šokėja? Kai pradėjau šokti tverką, pradėjau sulaukti tikrai daugiau vyrų dėmesio. Tai jam įdomu, gražu. Čia faktas, jo. Šiaip labai įdomu, netgi čia eidama į mūsų pokalbį, aš ėjau, tiesiog klausiau muzikos ir sustojo, taip mane lyg sustabdė vyrukas, toksai išsiėmiau ausines ir jis, aišku, paklausė, ar aš kalbu angliškai, aš galvoju, gal jam kokios pagalbos reikės. Ir jis tiesiog pagyrė mane, kad aš labai gražiai atrodau ir bandė užmėgsti pokalbį ir aš sakau, taip labai atsiprašau, labai skubu į pokalbį turiu. Tai todėl vėlavai pas mus. Jo, aš šiek tiek vėlavau, sakau, labai atsiprašau, labai vėlavau. Jis tada iškart paklausė, ar aš turiu vaikiną, sakau, taip turiu ir sako, supratau, sako, tada gerai, geras dienos. Bet grįžtant prie šito klausimo, tikrai žymiai daugiau pradėjau sulaukti vaikinų dėmesio, kai pradėjau šokti tverką, o dabar tai... O dabar daugiau to dėmesio ar scenoje, ar tiesiog, kaip sakyva, gatvėje? Nežinau, sunkus klausimas, dabar taip galvoju. Tai sakyk, man ten tada. Jo. Scenoje gal to dėmesio, dažniausiai vis tik, kai aš esu scenoje, aš dažniausiai šoku vis tik netverką. Čia turbūt žmonės mane žino, didžioji dalis kaip tverko šokėja, bet vis tik noriu grįžti tai, kad aš esu tiesiog profesionali šokėja, šoku labai daug stilių, labai daug metų, tai dažniausiai ją šoku, aš vis tik šoku ant scenos netverką. Labiau turbūt show dance, feminine movement elementus, gal netgi gatvės šokio elementus, miksuojam, daug stilių miksuojam, jeigu tai yra koncertas, kažkoks pasirodymas, dažniausiai tuos stilius miksuojam. Gatvės šokius dar žinau, tų jau kitų pavadinimų aš jau mane pametėt. Tai YouTube gal mačius, bet gerai, tada klausimas, kur jis šoka? Kur dažniausiai galima pamatyti? Arba apskritai, kur pamatyti žmonėms? Pamokose, šiaip tai pamokose būna įvairios tam tikros šventės, kuomet, pavyzdžiui, yra tokia bendruomenė, mamų bendruomenė Motherhood Sexy, jos daro specifinius renginius ir neseniai prašė jų renginį būtent atidaryti, nepaminėjo galbūt specifiškai tverko performansų, bet jom tikrai tai bendruomeniai yra gražus šitas šokis ir jos tikrai norėjo kad mes atliktume tam tikrą numerį naudojant tverko judesius. Tai galbūt specifiniuose renginiuose dažniausiai galim pamatyti, arba pamokose. Aš dar kažkiek grįšiu prie technikos, tai visgi didesnis užpakaliukas yra geriau, ne šitam šokiai? Pradžioje su didesniu bus tikrai lengviau. Ar geriau? Nebūtinai geriau, bet lengviau. Pradžioje bus lengviau. Tada per kiek laiko nauja mokinė galėtų išmokti šokti? Čia, žinot, toks klausimas, o per kiek laiko išmokti šokti salsą? Per kiek laiko išmokti šokti ten gatvės šokius? Labai asmeninis klausimas. Visuomet reikia pasidomėti, sužinoti turbūt, ar žmogus šiaip juda, sportuoja, ar jo kūnas raumenys susipažinę su judesiu, su svoriais, ar lankė šokius, ar nelankė, ar susipažinę su muzika, muzikalumas, kitas labai svarbus aspektas, kaip ir bet kuriam šokio stiliui, man atrodo. O pasitikėjimo savimi reikia? Yra merginų, kurios ateina su tokiu labai mažiuku pasitikėjimu savim, bet tuom ir gražu šitas stilius, nes jis tikrai labai ne tik stilius, mano pamokose mes tikrai dirbam su pasitikėjimu su savim. Tai, kad gerai atlikti šitą šokį, taip, pasitikėjimo savim reikia. Bet pradėti šokti galima ir be pasitikėjimo savim ir jis tuomet auga. Nuo to šokio pačio. Jo, faktas. Bet manau, daug duoda ir treneris, kuris mokina šitą šokį. Faktas. Tai tu realiai šoki ne tik savo malonumui, bet ir mokini kitus, taip? Taip, kitas. Šiuo metu pas mane lanko tik merginos. Ir senai pradėjai mokinti, kaip sekasi? Iš tikrųjų, tai beveik tiek metų, kiek šoku, tiek ir dėstau šitą šokį. Tai jei šoku 7 metus, 8 metus, tai 7 metus dėstau, jei dėstau
šoku 7 metus, tuomet 6 metus vedu šitas pamokas. Sekas visi gerin ir gerin. Daug jau apskritai tos patirties, jau vis tik tie 6-7 metai didelis, man atrodo, skaičius. Daug prikaupiu patirties ir kadangi šokau, tai pradėjau šokį traktuoti kaip svarbiausią savo gyvenimo dalį gerokai seniau, tai ir iš kitų stilių labai daug praktikų ar kažkokių tai inspiracijų semiuosi, ką dėstau savo tverko. Bet aš dabar miksuoju 2 stilius savo pamokose, tai tverka ir feminine movement. O kas tas yra? Čia yra, aš taip labai paprastas būdas, kaip aš šitą stilių aiškinu, tai yra kaip heelsai, turbūt tikrai žinot, labai populiarus šokių stilius šiuo metu Lietuvoje heelsai yra, tai labai viskas panašu, tik be aukštakulnių mes šokame. Jo. Ir be stulpo. Kad lengviau būtų tiesiog ar kaip? Ne, tai tverkas tą, kurį aš dėstau, jis yra tas toks amerikietiškas tverkas, ganėtinai energingas, dažniausiai mes šokam pagal trepą muziką, repą, visko tikrai būna, bet jis trankesnis. Feminine movement to tarpu yra švelnesnis, galbūt sakyčiau labiau elegantiškesnis, grakštesnis, tai kai pavargstam nuo vieno, pabandom kitą ir šiaip norisi lavinti ir tuos elementus, ir tą savo tokią aršesnę, energetiškesnę pusę, ir labiau moterišką, elegantišką, jautresnę. Tai dėl to pradėjau miksuoti abu stilius savo treniruotės. Jeigu kažkas iš mūsų klausytojų norės pas tave užsirašyti į pamokas, tai kaip tave jie galėtų rasti? Vanilla to the max. Taip. Kurią čia kamerą žiūrėti, aš nežinau, pamiršau. Bet aš visur, arba tiesiog... Taip, ir dar įdėsim į aprašymą, viskas bus gerai. Rašykite. Gerai, o ką pasakytum žmonėm, kurie tokie iš tiesiog neišmanimo ar ten tokio siauro mąstymo pasakytų, kad čia toks šokis yra iš sekso elementų ir taip toliau, nes, tas, kaip pasakyti, klubų judinimas ir pati paminėjai, kad yra sąsaja su tuo klubų judinimu. Jo, yra. Bet, čia yra šokis, o ten tas. Aš kai matau tą šokį, tai aš kitokius dalykus įsivaizduoju. Čia turbūt normalu. Ką tu jam pasakytum? Ką tu man pasakytum? Ką tu man... Čia yra klubai, čia yra šita visa zona. Ir nieko keisto, kad kažkam tai asocijuojasi su seksu. Ne kažkam, man atrodo, visiems vyram. Gerai, vyram šiaip irgi, čia reiktų gal kokį, aš nesu gal atlikus jokio tyrimo, net klausus nesu vyrų, šiaip su kuo jum asocijuojasi šitie. Akivaizdus. Bet jo, aš suprantu. Aš manau, man pritar žiūrovai. Tai šiaip tai, kai pradėjau, tarp kitko, aš suorganizavau pirmą tverko seminarą Lietuvoje tuo metu ir atsirado ir straipsnių spaudoje ir didelė klaida. Dabar tai jau man nieko nereikštų, aš jau viską praėjus, man jau nesvarbu. Bet tuo metu aš dar buvau gal tokia labiau pažeidžiamesnė ir aš paskaičiau komentarus po tais straipsniais, tai aš ten, žinokite, buvau... O Jezu, aš ten buvau ir kekšė, ir prostitutė, ir striptizo šokėja. Buvo žmonių, kurie rašė, kad aš šoku striptizą, bet kodėl aš tai vadinu tverku ir taip toliau ir panašiai. Aš ten buvau viskas viename. O čia kur kokiam naujienų portale kokiam greičiausiai? Jo, tai žiniuosiuose naujienų portaluose. Tai ten niekada nebūna gerų komentarų čia. YouTube'ai tai gražiai vis laik rašo, tai po mumis čia bus galima skaityti. Žiūrėsim, mes pamatysim. Tai tuo metu buvo sudėtingoka ir sunkoka man ir aš tokia buvau pikta ir galvau, kaip jūs nesuprantat, kaip jūs nesuvokėt. Čia tverkas, čia šokis, čia išvis ne apie tai. Bet ilgainiui aš supratau, kad yra daug žmonių, kurie tikrai nesupranta. Aš manau, čia yra tiesiog paprasčiausiai žinių stygius. Nes jeigu mes grįžtam į šito šokio pradmenis, į šito šokio šaknis, tai Afrikoje iš vis klubų judėjimas apskritai ypatingai ir dabar, manau, nėra siejamas su jokiu seksualumu, su jokiu gašlumu. Ten klubų judesius tiek suaugę, tiek vaikai naudoja ir gimtadienių švenčių metu, vestuvių metu. Tai šitas klubai jiem nėra apskritai, jie ne taip žiūri į šitą zoną, taip kaip žiūri mes, galbūt lietuviai. Tai vat jie šoka, judina tuos klubus į visas puses ir šoka tiek jauni, tiek vyresni žmonės ir jiem visai kitokios asociacijos su tom kyla. Tuo tarpu mum lietuviam visiškai
kitaip užaugusiem, kitokią kultūrą gyvenusiem žmonėm, tai kelia tam tikras kitokias emocijas. Ir viskas tuo yra gerai, nematau nieko blogo. Tai, pavyzdžiui, irgi jeigu mes kalbam apie jogą, tai čia aš neužsiemu jogą ir visą laiką bijau suklysti, ar antra, ar trečia čia čakra yra, čia mes kaupiam visus blogus. Dubuo iš tiesų yra kaip dubuo, mes čia kaupiam visus blogus atsiminimus, visas nuoskaudas ir tas tverkas, ypatingai moteris, kai šoka, iškrato tos klubus, atidaro, tempia juos, tai iš tikrųjų mes labai daug visko paleidžiam. Tai nekeista, kad auga pasitikėjimas savim, kad mes pradedam geriau jaustis, nes iš tikrųjų mes labai daug dalykų paleidžiam, tuo pačiu per šokį ugdom pasitikėjimą savim. Drąsą, mokomės galų gale naujų judesių ir taip toliau ir panašiai. Nu, vyram, vat, ir moterim, gal kai kurio moterim irgi kyla tam tikros asociacijos, nes irgi čia, man atrodo, reikia grįžti į žmogaus pradmenį. Nu, tai yra klubai, kratymas klubų. Vis tiek mes juk, kai užsiemam seksu, mes naudojam, būtent šitą zoną, klubus. Tai čia reiktų pasigilinti, turbūt gal kažkokia, aš per mažai galbūt į tai esu pasigilinus, bet man visiškai nekeista, kad kažkam tai asocijuojas su seksu. Nu, čia stipriai atsakė, aš manyčiau, ir kolegė tavo dabar tau nebesocijuos. Asocijuosis. Man aš nepakeisit. Bet viskas su tom yra gerai. Bet aš tai nieko blogo tame nematau, man tai jau. Aš irgi nematau tame nieko blogo. Labai viskas gerai. O tai čia kažkiek biškai užsiminė apie striptizą, o tai tverkas nėra kažkokia, va, tarkim, nauja striptizo atmaina, va, nėra kažkokių va sąsajų? Nėra nauja striptizo atmaina, striptizo šokėjas tikrai ne visos irgi čia pasirinktinai, manau, bet yra tikrai striptizo šokėjai, kurios ganėtinai intensyviai naudoja tverko judesius ir tai yra labai nuostabu ir labai gražu ir labai spūdingai atrodo, ypatingai, kol jos ten daro tuos visus savo triukus, kuriuos iš vis net nesuvokiu kartais, kaip įmanoma padaryti. Jo, yra ten. Tai va, ir jos naudoja tos tverko judesius ir labai nuostabu, viskas labai gražu, bet tverkas nėra striptizo šokis, čia yra absoliučiai skirtingi. Jo, tu net paaiškinai, iš kur esi, ten iš Afrikos. Filosofija skirtinga turbūt net ir. Tai nėra sukurta viliot. Ne. Amerikoje, kuomet afrikiečiai žmonės jau atkeliavo į tą Ameriką ir keičiantis laikam, keičiasi kultūra, pomėgiai, papročiai ir taip toliau panašiai, keitėsi ir šitas jų judesys ir šitas šokis, tai galbūt ilgainiui jis išsivystė labiau tokį šokį, kuris skirtas kažką suvilioti. Bet jeigu mes grįžtame pačią pradžią, tai ne. Ne apie tai. Tarkim, vis tiek jeigu mergina šoka tverka ten su apatiniais, ten viskas gražu, tarkim, man tai okei, man nemaišo, bet va, turbūt yra žmonių, kurie ten yra gal, kaip pasakyti, paprastesni, jam gali tai atrodyti vulgaru. Ką tu galvoji apie tai? Man atrodo, čia irgi labai priklauso nuo žmogus, kaip jis patiks tą šokį. Aš galiu šokti tverką tikrai labai vulgariai, galiu užsidėti tos apatinius ir pats tą muziką tokią vulgarią ir tos judesius labai vulgariai atlikti, bet galiu šokti tverką ir labai švelniai, galbūt su tais pačiais džinsais ir jis jau automatiškai atrodys... Su džinsais jau ne tas. Gerokai mažiau vulgarus. Tai man atrodo, čia tai, kaip aš norėsiu jį parodyti, tai, ką aš norėsiu transliuoti, tai ir aš transliuosiu. Bet man atrodo, šitą galim padaryti ir su... Bet, ne visai bet kurio kito stiliu, bet kokį paimant tuos pačius heelsus ar feminine movement, taip lygiai taip pat tas šokis gali atrodyti tikrai labai vulgariai, labai gašliai, net neskaniai kartais, man jau kartais per daug būna, tverkas lygiai taip pat. Būna per daug. Būna, man per daug, man būna tiesiog jau neskani ta riba tiesiog. Aš labai esu estetiškas žmogus, man rūpi estetika, skonis, tai man kartais tverkas tikrai atrodo neskaniai. O ką tavo antra pusė galvoja apie tus šokius, kai nepažino tavęs gal labai, tada kai tu papasakoji, kaip keitėsi nuomonė, jeigu keitėsi? Jis gal ir yra taip juokais užmetęs tokį komentarą, kad ne, čia tik man gali šokti, čia tai tik mano. Bet vėlgi aš jam paaiškinu, kad šitą šokį visų pirma aš pradėjau šokti dėl savęs, dėl to, kad prieš tai aš šokau tai hip-hop, aš dalyvaudavau labai intensyviai kovose, kur šiaip mano hip-hopas jis toks piktas būdavo, aršus. Tos kovos aš ateidavau įrodyti, kad, aišku, aš norėdavau laimėti, toks ir tikslas laimėti tą kovą. Ir tai man daug kainuodavo pasirašymo nervų įtampos ir vis tiek ta kovos elementas, piktas elementas. Ir tverką aš pradėjau šokti dėl savęs, norėjau atrasti tą savo
nežinau, ko iš tikrųjų norėjau, tarp kitko, bet jis man tikrai padėjo atrasti tą savo moterišką pusę ir parodyti, kad šokis nėra apie kovą ar apie įrodymą, kad tu geriau ar blogiau šoki. Jis gali būti tiesiog apie gerą laiko turėjimą. Čia šiaip aš ir pamačiau tverką vakarėlėje, kai ten visiems pasakoju šitą istoriją, kaip ten pusėserė, jos išėjo į tą ratelį šokti, pradėjo viena kitai trankyti per užpakalį, hypinti viena kitą ir aš galvoju, wow, čia sesės, puskesės tiesiog šeikina, kaip faina. Ta emocija, kurią šitas šokis sukūrė, ta emocija mane ir papirko. Tai aš irgi turbūt buvau pasilgus tiesiog laimės, tiesiog šokant paprastumo ir aišku, bet daug yra apie kūną tokių. Anksčiau aš ten galvojau, kad aš turiu esu labai stora, kad negraži. Tai tverkos man padėjo suprasti, kad ne, viskas yra gerai, kad aš esu graži tokia, kokia esu, išskirtinė ir viskas yra tikrai labai nuostabu. Tai pamiršau, koks klausimas. Tai puikiai sakei. Tada dar vienas klausimas, čia vyram aktualu, aš manau. Ar tverko šokėjos visus šitos judesius išnaudoja, ne visus, bet šitos judesius išnaudoja ir lovoje? Kažkas turėjo iš to paklausti. Šiaip tai nesu klaususi, bet manau, kad tikrai taip. O kodėl ne? Nu taip. O kodėl ne? O kodėl ne? Nesu nie kartą gyvenime nei vienos savo mokinės neklausiau, kur, kada ir kaip naudoja šitus judesius, nes kaip ir aš tiesiog skatinu, kuo daugiau šokti, kuo daugiau praktikos, to geriau, kaip sakoma. Taip, kuo daugiau džiaugtis šitų judesių, praktikuotis, bandyti, kai tikra laiko, tiesiog džiaugtis šitų judesių, visais elementais, kuriuos šitas šokis atneša jų gyvenimą. Bet kaip ir kada tiksliai jos panaudoja tos judesius, tai nežinau. Lovai, galim panaudoti, reikia tyrimo, aš manau. Žiūrovui svarbu. Apklausą reikia daryti. Na gerai, dar vieną provokuojantį turim klausimą. Iš kur semiesi judesių, tas choreografijos, ar gali būti, pavyzdžiui, filmas suaugusiem kaip inspiracija šokiai? Ne, mano bent jau karjeroje, mano gyvenime aš to niekada nedariau. Nes vis tik aš į tverką žiūriu taip pat kaip į profesionalų šokį. O profesionaliam šokiui inspiracijos aš semiuosi bet kuriam profesionaliam šokiui, stiliui inspiracijos semiuosi seminaruose, renginiuose arba vaizdinės medžiagos ieškau tam pačiam YouTube, Instagrame, vis tik labiausiai seminaruose ir renginiuose. O gali man paaiškinti, kaip vyksta tverko seminaras? Man įdomu. Galiu, tai tarp kitko, pavyzdžiui, didžiausias vyksta visame pasaulyje, labai didelis vyksta atrankos skirtingose šalyse ir tuomet finalas vyksta Ispanijoje, tai yra didžiausias, sakyčiau, tverko renginys, kurį mes turime, vadinasi International Twerk Championship, aš jame dalyvavau prieš 6-7 metus, kuomet tik pradėjau šokti, galvojau, reikia tikrai pasigilinti į šitą judesį jau ne tik pačiai, bet ir nuvykti, padalyvauti seminaruose, tai vykau į Ispaniją, į tą finalinį renginį, jis vyksta 3 dienas ir ten tų seminarų kiekvieną dieną po 6 gal net. Tai labai skirtingai, aišku, pagrindinė zona, į kurią mes orientuojamės, yra klubai, sėdmenys, bet viena, pavyzdžiui, mokytoja labai gilinasi į muzikalumą, kaip muzikaliai galima juos pajudinti tuos sėdmenis. Kita mokytoja prijungia ten rankų judesius ir jau atsiranda labai daug koordinacijos, judinti sėdmenis į rankas ir dar galvą. Kitas mokytojas, pavyzdžiui, buvo toks vyrukas iš Argentinos, jisai dėstė triukų daug įtraukė, kaip atlikti tam tikrus triukus ir kaip tam tikroj pozicijoje ar pozai tą triuką darant judinti ir klubus. Tai labai priklauso nuo mokytojo, bet ir turbūt nuo lygio, jeigu, pavyzdžiui, ateina pas mane visiškai merginos niekada nešokusios, nebandžiusios šito stiliaus, tai mes nuo pačių pradmenų, aišku, apšylam visą kūną, čia yra labai svarbu. Galima traumų pasidaryti? Galima, žinoma. Oi, tai čia bet kokių, manau, kad vis tik zona, tokia labiausiai, kurią mes alinam, tai yra riešai, nes daug ant jų remiamės visaip, ir keliai, meniskai, daug krūvio jie gauna, bet traumą tai ten bet kokią galim gauti, nes vėlgi triuką atliekant ar staigiau darant judesį, leidžiantis greitai iš apačios į žemę kažką darant, čia kiekvienam labai asmeniškai, labai skirtingai. Bet čia kaip ir su kiekvienu šokimu, tokiu intensyvesniu, sakykime. Breakdance ir tverkė turi turbūt traumų lygis vienodas. Maždaug gal. Breakdance gal
didesnė galimybė gauti traumą, manau, tikrai yra. Bet... Norėjau pasakyti, gatvės šokiuose sumaišiau, aš nešoku. Taip, gatvės šokiai ir tvirtas, ne? Taip. Panašiai traumų lygis. Nu, tiesiog nuo to intensyvumo, čia kaip sportas jau realiai gaunasi. Taip. Minėjai, atsakai, ten visokie yra seminarai, ten užsienį viskas, o kaip yra reikalai Lietuvoje? Ar tai populiaru, ar toks labiau nišinis dalykas? Gal sakyčiau labiau nišinis, vis tik žino, tikrai merginos žino, tikrai jos domisi, jos turbūt nori ateiti, bet daug kas dar vis pabijo ir daug kas, manau, vis dar nemato, galbūt nesupranta, neatranda, kad tai gali būti tas judesys, kuris ne tik išmokins dirbti su to dubeniu, klubais, judesiu, paprastai žodžiais tariant, kratyti užpakalį, bet jis išmokins tikrai ir žymiai daugiau dalykų ir to pačio ir elegantiško ir jautraus judesio. Čia viskas priklauso tiesiog nuo mokytojo. Tai būtent dėl tos priežasties, manau, nėra dar Lietuvoje. Tai yra tikrai merginų ir pas mane daug šokančių, yra ir dar viena mokytoja, kuri dėsto tvarką. Galbūt yra ir daugiau, tiesiog ne visas galimai žinau. Tai yra tikrai šokančių merginų. Konkurencija stipriai jaučiasi ar nelabai? Nedaug jūs, ne? Ne, man nelabai jaučiasi. O eina iš to pragyventi? Eina. Iš šokių būtent. Eina. Daug treniruočių reikia vesti, nemažai mokinių turėti, bet irgi čia kaip kas įpratęs gyventi. Vienam užtenka mažiau, man reikia daugiau. Tai reikia daug mokinių turėti. Arba galbūt daugiau pamokų vesti, renginių gal seminarų organizuoti. Įmanoma pragyventi. Nėra vis tik. Ištverko, manau, kad tik ištverko gyventi, manau, kad būtų sudėtinga. Bet įmanoma. Jo. Tai grįžkim prie pikantiškesnių dalykų. Tai faktas, kad kai šoki, ten vyrai rodo dėmesio, gal ir moteris rodo dėmesį, ne? Kas daugiau rodo dėmesio? Vyrai, aišku. Vyrai. Daugiau mes. Bet tikrai žinau, yra ir moterų, kuriam patiko kaip pašoku, kurios norėjo su manim susipažinti, praleisti daugiau laiko, bet jo, aš turiu vaikinuką, tai... Linkėjimai vaikinukui. Ja. Ar tavo antra pusė pavydi, kai tave važiuoja kiti vyrai? Ar tas sukelia kažkokių problemų, ar būna pykčių? Nu, visokių dienų būna, tarkim, žinai, kaip bloga nuotaika, ar dar kažkas, gal kažkokių dėl to kyla konfliktų. Nu, aš manau, normalu čia yra. Ne, nekyla, kol kas nėra kilę jokių konfliktų. Man atrodo, aš tokia esu ganėtinai griežtai pasakius, kad aš darysiu tai, ką noriu daryti. Taip. Teisingai supratau. Jep. Linkėjimai. Aš myliu tai, ką darau. Aš labai myliu ne tik šitą šokį, ne tik šitą stilių, bet ir bendruomenę. Ir visus bendruomeniškus renginius, filmavimus, kuriuos mes turim. Manau, kad kiekviena mergina dėl labai skirtingų priežasčių pas mane ateina ir tai man yra turbūt gražiausias dalykas apie šitas treniruotės, būtent twerk ir feminine movement, kurias aš vedu. Ir kalbant apie vaikiną, tai man atrodo, jis tikrai supranta, kad aš tai darau dėl savęs pirmiausia, toliau dėl savo bendruomenės, dėl savo merginų ir aš tai darau ne vaikinam. Jo, aš taigi čia nematau šiaip nieko blogo. Ne tam, kad aš kažkam patikčiau, bet tam, kad aš tiesiog būčiau laiminga, nes aš šoku šitą šokį, esu laiminga ir merginos, kurios pas mane ateina, jos tikrai suteikia man šiaip žiauriai daug prasmės mano gyvenime. Aš kartais pagalvoju, ką aš daryčiau, jeigu jų nebūtų. Ir aš, Jėzau, ką aš daryčiau gyvenimo, o Dieve, apie ką būtų mano gyvenimas. Tai jos man labai teikia daug prasmės. Tai nemanau, kad jis pyksta ar netgi galvoja. Ir šiaip tiesą pasakius. Gal bijo pasakyti, kad tu su juo griežtai? Ne, manau, kad nebijo pasakyti. Aš manau, kad yra merginų, kurias stebi ganėtinai intensyviau negu mane. Aš nesijaučiu kaip ten super stebima, super vyrų, daug dėmesio sulaukiantis. OnlyFans'ų neturi, ne? Ne, neturi. Remu tada.
Bet ir tam pačiam Instagram'e. Aš manau, tikrai yra merginų, kurios laukia gerokai daugiau dėmesio negu aš, tai kažkaip... Nors net nešoka, ne? Jo, nors net nešoka, tai kažkaip nėra su to problemų. O pačia tvarko sąsaja su nuogumu, su nuogu kūnu. Ar tai privaloma, ar neprivaloma? Ir, šiaip taip pažiūrėjus, atrodo, kad taip... Aš tai nieko prieš, kaip mažiau drabužių, man gražiau žiūrisi. Bet gražu nuogas kūnas. Daugiau yra, kad apnuogintų tokius, sakykime, kūnų. Nes paprasčiausiai, pavyzdžiui, ypatingai kai mergvakariai kokie nors vyksta, ar kažkokios šventės, progos, kuomet užsako tą tvarko seminarą, pamoką, ir ateidamas merginos pas mane šokti, jos klausia, ką apsirengti. Tai aš visą laiką rekomenduoju šortukus, jie gali aptempti sėdmenis, bet turi jų nesuvaržyti. Ir kuo mes kuo tą sėdmenį paliksim laisvesnį, tuo lengviau bus atlikti judesi. Nes reikia suprasti, mes jeigu suveršim tą raumenį, jį bus labai sunku pajudinti, tiesiog aptempsim. Tas pats yra su sėdmenimis, ar ten daugiau riebalo, ar raumens, jeigu mes jį suveršim, uždėsim kokią storą, nepaslankę medžiagą, nes ir taip mums labai sunku pajausti klubus, juos judinti, suprasti, kaip čia juda, tas judesys atsiranda, gaunasi, bet mes dar uždedam to rūbo daug, tos medžiagos aptempiam, ir tada dvigubai sunkiau yra padaryti. Tai aš rekomenduoju vien tam, kad pajausti ir lengviau atrasti tą judesį, rengtis kažkokiais drabužiais, kurie yra mažiau uždengiantis, mažiau suvaržantis. Bet, pavyzdžiui, prieš paskutinį turbūt video, kurį mes filmavom su merginomis, mes buvom ten apsirengusios džinsus. Tai puikiai gavos tie judesiai ir su džinsais. Aišku, ten mes jau praktikuojam tą judesį kurį laiką, tai gerai jį atliekant matosi ir per džinsus. Nėra privalomas nuogas kūnas, judesį atlikti tikrai lengviau. Bet ir gražu tas nuogas kūnas. Žinok, aš rekomenduoju, gal patylėsiu, ką aš rekomenduoju. Tai vyrai, aišku, kad vyrai, tai aišku, jie rekomenduos mažiau tų drabužių. Tai. O šitą šokį, tarkim, į pamokas šoka tik pilnametės ar nepilnametės gali užsirašyti? Vis tiek čia yra tos erotikos, neslėpkim. Nuo dėstytojo priklauso, nuo mokytojo priklauso. O pas tave? Nuo treniruotės irgi būna daugiau erotikos, būna mažiau erotikos. Turbūt nuo pamokos temos, nuo taip kaip aš jaučiuosi, tai ką aš noriu ištransliuoti savo merginom priklauso, būna daugiau, būna mažiau. Pas mane vis tik gali lankyti treniruotės ir nepilnametės. Ir kodėl aš priėmiau tokį sprendimą? Nes tame renginyje, apie kurį aš pasakau, International Twerk Championship Ispanijai, vyko kovos, tverko kovos, pertraukėlė. Ir pertraukėlės metu vedėja pakvietė žiūrovus ateiti į vidurį su galimybė laimėti prizą. Užduotis buvo paprasta, kuo greičiau pašeikinti. Ir viena iš dalyvių, žiūrovių, kuri išėjo, buvo mergaitė, labai jauna, jinai šiaip, aš kaip supratau, atvyko į renginį su savo mama. Sudėtinga man pasakyti, kiek metų buvo, bet kokie 10, maksimaliai 10 metų jai buvo. Tikrai jauna mažutė mergytė ir aišku, jinai sulaukė daugiausia ovacijų, nes jai sudėtingai labai gavosi pašeikinti, bet jinai bandė, tikrai stengiasi. Ir visa tai buvo taip gražu, taip emocinga, tikrai sulaukė labai daug palaikymo ir aš supratau, irgi tai buvo labai puikus momentas, kuris man įrodė, kad nebūtinai gašliai šitas šokis turi atrodyti ir ne apie tai jis yra. Galima atskirti ir, pavyzdžiui, su dainom turbūt tas pats, nes tarkim dainų yra labai seksi. Ir gali būti tiesiog, kad ir be žodžių, ar kaip dainas atsirenka. Taip, tai pavyzdžiui, bailio funką būna, aš per treniruotės leidžiuosi. Čia yra braziliška muzika, kuri yra tokia, labiau primena, gal tą patį kokį regatoną, gal labiau primintų, labiau toks vakarėlis. Trepą leidžiu, tai jau yra to trepo ir gašlesnio, ir jis didžioji dauguma trepų yra toks ganėtinai gašli muzika. Būna dabar šokam iš vis pagal, net nežinau kaip įvardinti šitą stilių, ten tokia lyg arabiškų garsų, lyg indiškų yra, tokia melodinga labai daina, nėra ten iš vis žodžių, pavyzdžiui, nėra ten žodžių. Tai irgi turbūt nuo temos priklauso. Muzika gali būti labai skirtinga. Čia turbūt priklauso nuo emocijos, nuo tai, kokios aš noriu treniruotės, ar trankios, ar netrankios, ar ramios, ar gašlios, negašlios. Tai irgi tokios net turbūt per laiką įsirutulios kategorijos amžiaus ir dar kokie nors pavadinimai atsiras. Ar gal net jau yra?
Ne? Šokio pačio? Jo, tverko būtent. Ar yra tik vienas tverkas ir viskas, ar yra... Nu, Kol kas yra vienas tverkas. Kaip ateity bus labai sunku pasakyti. Bet manau, kad ne, nes jau ir tai ganėtinai toks, norėjau sakyti, ribotas, nėra ribotas šitas šokis. Galim, kaip ir pasakojau, kojas, rankas ten viską prijungti, judėti palei erdvę, leisti žemyn, aukštyn. Bet tai yra apie klubus ir su tais klubais mes jau ten neišrasim, man atrodo, per daug dalykų vis tiek. Nu, dar truputį apie nuogybės. Grįžtam. Jo, grįžtam. O vat, kai merginos šoka apsinuoginusios, dar, tarkim, tik tai su apatiniais, dar kažką, ar būna, kad tėvai pyksta vat, ant jų, nu, kaip jūs čia taip elgiatės, nu, vat, ar būna, kad neleidžia, uždraudžia? Dar teko susidurti tokią situaciją? Ne, man neteko susidurti. Mano merginos jos yra dabar, kurios lanko visus pilnametės. Jos yra pačios atsakingos už save, jos daro gyvenime tą, ką nori daryti. Ir manau, kad jos irgi tokias, kur galbūt kažkas jam kažką ir sako, bet jom yra nesvarbu ir jos toliau lanko tos šokius. Jau pasitikėjimas jau aukštumoje. Ne visų, bet step by step dirbam ties tuo. Yra gal, pavyzdžiui, mano močiutė. Nebėra jau mano močiutės, bet mano močiutė... Nu, va, gerai, tėvai dar tėvais, bet va, senelį galvot vis tiek kažkaip gal jautriau truputį. Nu, tai mano močiutė būdavo, sakydavo, jinai tokį kažką, pavyzdžiui, pasakydavo ir tokia nusisukdavo senelius. Nu, gal net ir yra pasakius tokį, nežinau, ir nusisukdavo, nežinau, ir nekalbės atseit su manim, nebekomentuos, nes aš šiaip pasakodavau, kad močiutė, čia šokis kilo ten, vystėsi Amerikoje, čia keitėsi ir čia dėl žmonių kultūros viskas pasikeitė, sakau, bet šiaip tie klubai neturi būti gašlus. Ir jinai ten apie tą nuogumą irgi man užsimindavo, bet kaip čia nuoga rodais. Nu tai jinai mato vaizdą kitaip, nu, kad aš pasakoju. Taip, aš vis tiek bandydavau papasakot, apšviesti ją. Bet vat jai nepatiko, iki galo jai vat nepatikdavo. Tėvam aš vis tik paaiškinau, kad kaip ir bet koks kitas stilius, tai yra šokio stilius, galima apsirengti daugiau, galima apsirengti mažiau, kas kaip nori, tas taip daro ir jie jau supranta, kad aš tai darau, nes aš myliu. Jie irgi, manau, kad, pavyzdžiui, galvoja, kad aš ten neišgyvenu iš tų šokių, ką čia tie šokiai, kaip čia aš gyvenu, ką aš čia veikiu gyvenime. Bet aš kadangi šokau ten ir su didžiausiais Lietuvos atlikėjais ir televiziniuose projektuose, su reklamom, filmais dirbau kaip judesio režisierė, tai jie pamatė, kad tas tverkas yra dalis viso judesio, kūno judesio, kurį aš atlieku savo gyvenime, tai kaip ir bet kurį stilių, bet kurį kitą mano darbą į tverką, jie jau irgi žiūri kaip į, man atrodo, palaiko, mato, kad aš tai myliu, kad merginų bendruomenė yra tokia graži, kad mes tikrai labai gražius dalykus kartu darom. Ką tik paminėjai, kad dalyvauji visokiuose projektuose ir sakei, kad buvo ir varžybų, ne? Ar daug jų yra tekę sudalyvauti, ar gal kokių yra prizinių vietų gal laimėjai? Tverko varžybose aš dalyvavau tik 2, tai vienas buvo užsienyje Ispanijoje, kitas Lietuvoje. Ir nepraėjau aš atrankų, Lietuvoje nepraėjau atrankų, o Ispanijoje irgi nepraėjau net atrankų, man atrodo. Tai kaip čia dabar tai buvo? Nu, va, tai va. Teisėjai papirkti? Ne, tai turbūt, tai gal nepakankamai gerai tą šokį tuo metu mokėjau, arba nesupratau, ko reikia tverko kovose, nes jos vis tiek skiriasi nuo gatvės šokių kovų, kuriuose aš dalyvavau labai intensyviai ir labai daug. Nepasisekė, gal teisėjams nepatikau, gal vis tiek man buvo nedrąsu, gal ir teisėjai ten manęs nemėgo kai kurie. O pagal ką vertina? Jo, kaip vyksta tas... Labai skirtingai, žinokit. Taškai ten renkasi ar dar kažkas? Labai skirtingai, kažkas gal vertina, kaip tu muzikaliai judi, kažkas kaip techniškai, kažkas kaip ten... Kiek suvizgini per sekundę? Nu, kaip stipriai tie klubai gal juda. Labai skirtingai yra kriterijai, čia kaip ir bet kokio šokių kovoje labai sudėtinga man papasakot. Aš pati, kai vertinu, aš stengiuosi labai platų spektrą visų šokio elementų apimti. Kaip kiti vertina, nežinau. Lietuvoje dažnai būna kokių varžybų, ar ten kartą metuose, ar dar ir čia? Lygiai, jei neklystu, tai kartą metuose vyksta tikrai ir būna, aš organizuoju Absolute Ladies šokių kovas, tai ten kovoja merginos naudodamos 3 šokių stilius, tai dancehallą, heels ir tverką. Tai anksčiau aš šitas... Dabar kas yra dancehallas, tos kitus jau žinau dabar.
dancehallas yra jamaikietiškas šokių stilius. Tai aš nešoku pati dancehalo, jo nedėstau ir tikrai nepapasakosiu, yra tikrai merginų, kurios gerokai geriau žino ir moka šokti šitą šokį. Bet dancehalo šokėjos irgi naudoja tverko judesius. Vis tik dancehallas yra jau išskirstytas į tam tikras rūšis, kiek aš žinau. Tai jis gali būti ir toksai labiau rough, kaip čia vardinti, toks labiau vyriškas, labiau moteriškas, bet čia jau Čia ne tas, kur krenta kaip nors ten. Taip, būna jos daro tas triukas. Pakelia koją griūnant žemės. Jo. Kažką mačiau. Jo, kažką aš mačiau. Bet tverko šokėjas irgi naudoja tos pačius triukus. Kaip tai vadinasi? Čia jau, sakyčiau, akrobatiniai triukai yra. Akrobatiniai triukai tiesiog. Bet atrodo skaudžiai. Jeigu neteisingai atliekami, jie ir bus skaudus. Savo pasirodymus, tarkim, kai kažkur pasirodai viešai, gal, sakai, visokiuose projektuose, tu šoki viena, ar gal kokia grupė turi, ar ten grupinis pasirodymas būna, solo? Esu performinus viena. Aš tai nevadinu pasirodymais, tai yra labiau performansai. Tai čia. Jo, performinus esu viena. Turiu Bad Bunny's tokį performansą, kur mes naudojam tverko elementų nemažai, mes šokam dviese, atliekam šitą performansą. Tuo tarpu renginiuose kažkokiuose, tai esu šokus ir su savo merginų grupe, su savo šokėju, arba nebūtinai savo šokėju, aš kartais pasikviečiu ir kitas man žinoma šokėjas, kolegės, kurios propaguoja ir kitus šokių stilius, tiesiog profesionalias šokėjas atlikti tam tikrą specifinį numerį, kur mes naudosim ir tverko. Drąsiau solo ar su kažkuo? Man asmeniškai nėra skirtumo. Jau profesionalam tai jau dzin. Jo, realiai tai taip. Ką aš čia klausiu? Taip yra. Tiesiog, kai aš viena šoku, kaip viena performinu, tokios labai daug galios turiu, nes čia yra tai yra mano performances. Kai yra grupė, tai yra jau mūsų kūrinys, mūsų bendras. Tai aš jau jaučiuos bendruomenės kažkokios dalis. Tai jau aš nebesijaučiu. Mažiau šlovės, gal? Ne mažiau šlovės, bet aš nesijaučiu tokia, čia apie mane. Ne, čia ne apie mane, čia apie mus. Skirtumas tik toks man yra. Tarkim, ar gauni ten kokių užsakymų, ten, kad pašokt mervakarį, bernvakarį, gal kokią pamoką pravesti? Vestuvėse esu šokus. Aš nešokau pati tose vestuvėse, aš stačiau visą numerį su nuotaka, nes jinai savo vyrui, jau pusmam savo vyrui, norėjo sušokti, atlikti kažkokį numerį su tverko elementais. Tai aš pakviečiau savo šokėjas ir draugė su ta mergina pastatėm numerį, kurį jinai atliko per savo vestuvės. Gerai. Jo, labai buvo gražu, labai nuostabu. Bet atsiprašau. Viskas gerai. Norėjau klausti. Klausk. Ten bernvakariuose nekviečia, ar nevažiuoji? Buvo šiaip, man atrodo, praeitais metais pakvietė šokti bernvakarį ir aš iš karto atsisakiau, nes aš tiesiog to nedarau. Aš nešoku vyram iš esmės, tiesiog neperforminu vyram. Bet tas vaikinukas, kuris man parašė, jis toks pala. Aš gal norėčiau, sako, pirmą papasakot, kad mes turim tokią tematiką, tai amerikietiška tema buvo, sako, mes žaisim beisbolą ir mes labiau ieškom nebūtinai tverko šokėjų, mes norim cheerleaderių ir sako, jeigu jūs, sako, galite ir kitus stilius naudoti. Sako, aš labiau kreipiuosi, nes tiesiog matau, kad esi profesionalus šokėjas, šokį turi savo merginų grupę ir ieškau cheerleaderių numerio, sako, jeigu jūs naudosite tverko elementus, nuostabu, bet sako, gali šokti ir show dance, ir hip-hopą, ką norit. Ir tada tokia, okei, sako, tada galim pasidėti. Galim kalbėti, ne? Jo, galim kalbėti. Bet bernvakarėse yra rašę man, kad pašokti bernvakarį asmeniškai būtent tam vaikinui, kuriam organizuoja tą bernvakarį. Dar kažkokia proga yra rašę, bet aš to nedarau. Tai... Kažkokių gal nepadarių buvo pasiūlymų, ne? Daugiau negu šokis? Ne? Padarių nebuvo niekada pasiūlymų. Padarių nebuvo niekada? Ar nepadarių? Nepadarių nebuvo. Tai žodžiu, tokio užsakymo nepriimtum, kokių dar užsakymų nepriimtum niekada? Nežinau, neturiu atsakymą iš tą klausimą. Tada aš turiu vieną pasiūlymą ir tu pasakyk, mes organizuojam tokias porų stovyklas, tenai važiuoja tik tai poros ir praeitais metais moteris sako, norime tokios muzikos, kur galėtume užpakalius kratyti. Tai man būtų įdomu tokį padaryti jom kaip workshopą, žinai, kad tokią grupinę pamokėlę, ar tu apsimtum tokį dalyką?
poroje. Ne, šoktų tik tai merginos, ta prasme, ten vyrai tik tai ten, Nes viskas gerai ir poroje, galim tai daryti. Aš tiesiog porai niekada nedėsčiau. Ne, ten būtų, ten prasme, 20 merginų būtų, ta prasme. Aišku, žinoma. Nu, tai va, aš tada, ar birželio 13 užimtaisi, pasižiūrėk. Reikia pasižiūrėti telefoną, neturiu kažkuris ten. Gerai, tai galėsim jo, ten sutarsim ten avanciukus, kainas, viską tada, nes jo, va taip va moteris, žinai, va irgi ten pasakė, kad jom ten labai būtų įdomu ir aš va dabar prisiminiau, gamą, taigi kalbinsime, va kaip tik va reikia dagalvot programą. Šiaip tai žiauriai yra linksma, dažniausiai jeigu tai yra mergvakaris ar gimtadienis, ta pamoka, aš visą laiką dėstau mini teorinę paskaitėlę, va kaip čia pradžioje pasakoju, iš Afrikos šitas šokis vystėsi, keitėsi, vis laik papasakoju, kad suprasti esmę šito šokio. Ir tada jau tos judesius, kuriuos mes mokomės, jau tai yra tverko judesiai, šiuolaikinio, taip įvardinkim tverko ir tokią mini kombinaciją šokam. Aš stengiuosi šiaip, kad merginos ne tik suprastų apie šitą šokį, bet visą laiką papasakoju, ką man šitas šokis atnešė, kad jos žinotų, ką jom šitas šokis gali atnešti, nes kažkas gal išmoks tos judesius ir lovai panaudos, kažkas gal sustiprins kūną, kažkas įgaus pasitikėjimą. Kažkas šiaip linksmai laiką praleis. Būtent. Ir tame ir yra šito šokio, man atrodo, tokia didybė, galybė apie šitą tverką. Nes mes vienais metais buvom pasikvietę šitas pole dance šokėjas, tai jos ant savo ten tokį numerį atliko ir paskui ten su visom moterim sukūrė ten tą tokį grupinį pasirodymą. Tai irgi ten visom labai patiko, ten vis tiek tas užimtumas, tai vat labai gerai. Visi noriai dalyvauja, viską, tai aptarsim čia viską mes. Jo, ir man atrodo nebėra, taip anksčiau gal biški, lietuvėm, ypatingai biški baisu buvo tas tverkas, tai labai treniruotėj stengiuosi sukurti tą atmosferą, kur galų gale mes jau gal net šipsotis juoktis pradedam, nes nieko čia baisaus. Sunku, taip, bet tikrai nieko baisaus. O ką pasakytum žmonėm, kurie visgi smerkia šitą šokio stilių? O ką jam pasakyti? Šiaip tai, jeigu įmanoma leistis į kažkokias kalbas, jeigu aš matau, kad žmogus supras, pasiruošęs priimti kažkokią naują informaciją, pabandyčiau aš jam papasakot, paaiškinti, gal papasakot, kodėl aš tai darau, kokios pas mane merginos ateina, kodėl jos tai daro. Pas mane ten yra ir mokslininkių, ir studenčių, ir ten stiliščių, tiesiog spektras merginų moterų, kurios pas mane ateina, neįmanomai platus, jos tokios skirtingos yra iš tikrųjų. Ir taip pabandyčiau papasakot galbūt. Bet dažniausiai tokie žmonės, kurie taip, ne, kekšė, čia striptizas, tai ką tu jam paaiškini? Nieko. Beviltiškai. Tiesiog, gerai. Nu čia šiaip tokia, žinai, žmogaus natūra ir jam viskas bus blogai. Nu. Tai aš tokia, gerai, jo, striptizas. Pizdu. Taip. Nu čia tas galioja, duok kelią tam, kuriam... Jo, nepakovosi su tokiais žmonėm, jie nėra... Jo, tai net nereikia daug durnių kelią ir viskas, nes taip ir taip sakys. Pabandau aš aišku kažkaip papasakoti. Nebereikia jau bandyti, tai čia jau yra... Ne, aš turiu misiją, tverką, šviesti visuomenę apie tverką. Nu nebent, Kaip vertinti, va, tarkim, šokis yra, aš tai tikrai nematysiu, ar čia profesionalus, ar mėgėjiškas, aš matysiu vieną vaizdą ir ten aš savo mintys aš būsiu. O vat, kaip vat, tu tai tikrai matai, kur mėgėja, kur profesionalė, ne? Kaip jo, matau. Man gal labiau matosi ne kur mėgėjai, kur profesionalai, man labiau matosi, kur vat, mergina jaučia jau šitą šokį ir kur nelabai jaučia. Galima turėti visus techninius duomenis, jau labai gerai atliktos judesius, bet jeigu nėra sielos, nėra tos sielos. Šitas šokis yra, jis gimė tikrai ne salėje, ne studijoje, jis gimė bendruomeniai, jis gimė tarp žmonių, ne vienas žmogus išrado, sukūrė, galvojo, kokį čia judesį sukurti. Ne, jis gimė iš ritualų, iš bendruomenės, tai jis yra apie jausmą. Tai labai man matos dažniausiai, kai to jausmo nėra. Tai labiau gal... Nu čia jau aš nepamatyčiau. Manau, kad nelabai. Ir nereikia. Vyrai jau mato tiesiog dažniausiai tos sėdmenis, tą užpakalį ir jam arba gražu, arba negražu. Ir jau čia man profesionalų yra. Aš čia reikia apie savo ten stovyklą šiek tiek užsiminiau. Minėjai, kad ir tu darai kažkokias stovyklas ir norėtum pakviesti merginas, tai? Taip. Papasakok apie jas. Aš darau savaitgalio stovyklą, Dance on Board vadinasi. 1 Liepos savaitgalį šiais metais vyks, tai mes ten ne tik šoksim. Pasakyk datą, Liepos 1 Liepos, jo, 1 Liepos savaitgalis. Dabar aš bijau suklysti, bet man atrodo 3-5 diena. Šiaip galėsiu aš įmesti šitą, gal kokį ten turiu, tai įdėsiu aprašymą.
Tai mes ten šokam, veikinam, vyksta... Veikinat? Jo. Aš irgi veikinu labai daug. Veikparke šitą stovyklą vyksta. Kuriam veikparke? Vyksta Sudervėj, kur yra veikparkas. Ai, tas splešas, ne? Splešas, Jo. Apie ką galvau, kad Splash 6.0. Taip. Nesvarbus. Aš esu ten plaukęs, jau šiais metais irgi jau sezoną atidariau, o šią savaitę plaukiau, tai va viskas skauda dabar. Tai kažkitam parke biškai plaukiau. Bet gerai, nenukrypkim čia nuo temų. Tai žodžiu, veikinam, šokam, kokteilių vyksta tokia kaip degustacija, dirbtuvės, mes pačios gaminam, čia toks gaunas kaip team buildingas, bet per degustaciją, per kokteilius. Batutų parką šaknėm, kur atrodo tokia veikla, kur tokia biškai... Kodėl? Bet iš tikrųjų galų galėtas šita sekmadinė veikla tampa tokia linksmiausia, netikėčiausia veikla. Ir spa vakarą turim, ten yra... Kubiliukas pirtis, jo, ne? kubiliukas. Ir gyvena tose namukuose, taip? Jo, ten ir gyvena. Visam nuo penktadienio iki sekmadienio. Taip. Tai registruočiausi, būčiau moteris, registruočiausi. Gal aš atvažiuosiu šiaip tada paplaukt, pažiūrėti, ką jis. Ir šoka. Dažniausiai merginos šiaip bijo, kad jos, pavyzdžiui, nešoko niekada, neveikino niekada. Tai didžioji dalis ir būna kažkas, gal iš vis niekada nešokė, kažkas niekada neveikinė, tai tikrai priema visas. O veikinti tikrai pabandykit, pajausti tokį malonumą, kaip pirmą kartą, jeigu tai iš vis lik skrendi atrodo. Tai va, jokių traumų tikrai pirmą kartą nebus. O antra? Traumos prasideda, tai pasakysiu. Bet raumenis. Ne, traumas aš kokias tik tai pasidaręs, kai jau tai buvo įdėta tų tramplynų, tai jo ir šonkulis susilaužėsi su rustuburu. Ne, tramplynų mes dar ten dažniausiai. Tai tada viskas ramu. Nors buvo praeitais metais 2 merginos, jos jau ne pirmus metus ir mano stovykla vyksta, ir šiaip veikna, tai jos jau ir tos tramplynus išbandė. Mes irgi atsimenu, vienoje stovykloje buvom, bet Palangoje 313, tai viena mergaitė dantį pametė irgi. Nu, su veiku būna, tai bet mes dažniausiai saugiau, paprasčiau. Taip, čia jau viskas tvarkoja. Ir šiaip tai gal dar greit paminėsiu, kad darau tokius renginius, dažniausiai 2 renginiai metuose vyksta, kultūriniai vadinasi Dance and Connect, tai dažniausiai aš pakviečiu kažkokį svečią, va dabar buvau triatlono čempionė, Unė Narkūnaitė pasikvietusi, mums papasako apie kaip veikia raumenynas, kūnas, nes svarbu šokant yra suprasti, žinoti, kaip gerai apšilti, apskritai kaip dirbti su tais raumenim. Aišku, šokam ir būna ar protmušį, gal kažkokį filmą žiūrim, ar inspiracijos klipus, skirtingi tie renginiai būna, tai darau ir tokius renginius savo bendruomenį. Tai gal pabaigai kažką norėtum dar palinkėti savo mokinėm ar būsimom studentėm? Šiaip tai aš tokia norėčiau, manau, kad palinkėti, pagalvoti tą palinkėjimą, aš tokia esu... Ar padrasinti, vadinam. Turiu labai daug ką dažniausiai pasakyti ir labai griežtai turiu ką pasakyti. Šitą mes jau supratom. Jo, aš turiu tokią savo nuomonę ganėtinai stiprią, ganėtinai garsę ir nebijau jos reikšti. Tai reiktų man pagalvoti, gal ką aš norėčiau taip tokį palinkėjimą pasakyti, bet šiaip tai, panas, būkit drąsios, darykit ką norit, nebijokit, nesparinkit, ką apie jūs galvoja kiti. Ir varykit, tik į priekį. To the max, šiaip tai to the max, ne veltui aš su Vanilla to the max, nes viską tą, ką aš darau, aš taip stengiuosi, kiek įmanoma daugiau, geriau ir kokybiškiau. Tai to ir palinkėsiu ir kitom. Ir teisingai. Fainai. Tai ką, labai ačiū mūsų viešniai Gintarei. Ačiū, kad pakvietėt mane. Ačiū, kad atėjai. Nieko tokio, kad pavėlavai, nes vaikinas kažkoks užkalbino. Pasitaiko. Viskas labai gerai. Jo, tokia moteris, kur neužkalbinsi. Tai va, nuolaidos kodas XA30, ačiū Limits klubui, pakomentuokit, jei nesunku. Prenumeruokit, laiką uždėkit, geriausias komentaras laimės, ką čia galim duoti. 3 mėnesių narystę duosim. Ir turbūt iki kitos savaitės. Viskas ate. Okay.